yra 100 kilometrų per 2 dienas. Sukomplektuota pilnai kuprinė, sveria 18 kg. Gerai, kad ne naktį einu. Tai žodžiu, problemos, kai sakant, tuo nesibaigė, atsirado dar viena problema. Šoku iš batų ir džiovinuosi kojas, nes arba aš jas nutryniau, arba jos taip išbrinko, kad man skauda padus. Dabar pabandysiu trumpai papasakoti, kas yra tame name, kas buvo. Jis vadinasi Pranciškonų vasarnamis. Man šitas pastatas yra kaip simbolis, nes čia buvo duota partizanų priesaika. Tai 1945 metais birželio 3 dieną šiame pastate priesaiką davė 120 Adolfo Ramanausko Vanago vadovaujamų partizanų. Yra nuostabu, kad jis yra nenugriautas. Tai čia šiek tiek plačiau yra aprašyta, kas tokie prisiekė. Bet, kaip ir sakiau, didelė simbolika yra ta, kad šitas pastatas dar nenugriautas. Iš tikrųjų yra į ką pasižiūrėti. Štai dar ir senų statinių yra. Dar vienas įėjimas. Būtų visai įdomu pasižvalgyti, kas viduje vyksta. Tačiau tikrai nebandysiu. Pagalbinis pastatas. Vienas geras pavyzdys, bet kaip ir sakiau, labai keista, kad nenugriauti. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio paprastas namas, tačiau istoriškai tai yra labai svarbus statinys. Man šita vieta dar simbolinė ir tuo, kad grįžtant, prisimenant mokyklos laikus, čia yra ta vieta, kur vykdavo Nemunaityje kroso varžybos. Nepamenu, kiek kartų esu dalyvavęs, gal 4, gal 5 kartus. Tik puikiai pamenu šį mišką. Žinoma, vasarą kiek kitaip viskas atrodė, viskas buvo žalia. Dabar viskas šviečia kiaurai. Tai vat, man primena ir tą vasarą. Ir tas vasaras, kada čia yra išlieti nemažai prakaito. Dar vienas visai įdomus paminklas, kurio irgi niekada nebuvau matęs. Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Taigi atėjau prie Nemunaičių šaltinio. Vos radau kelią. Nu šiaip mano tą namelę būtų atėjęs kokie 250 metrų, tai beje jau pagal navigaciją kilometrą plius. Ir dar kamerų visur pridėti. Tai va, dabar atsisėsiu, kai sakant, pailsėsiu šiek tiek, užsipilsiu vandens ir tada jau eisiu į Vangelonis. Kaip suprantu, šitais miškais be problemų galima praeiti tiesiai, tai aš turbūt taip ir padarysiu. Ir parodysiu, kaipgi tas šaltinis atrodo. Kažkada tekę iš jo gerti, labai geras, skanus, tyras vanduo. Tai taip vis atrodo. Užsipilsim vandenėlio ir dėsim toliau. Kągi, Nemunaitis liko už nugaros. Sugaišau gerokai daugiau laiko negu planavau, bet pamatyti tikrai buvo ką, pasipildžiu vandens, judu toliau. Kaip ir pagal laiką turėčiau stoti pietauti, bet ketinu praeiti Vangelonis ir už Vangelonių įlindus į mišką pavalgysiu. Labai keista, saulė 3 valandas ore, bet toks jausmas tarsi jau pradėjo temt. Aptemė visur. Ką, turbūt Ryliškius tik patamsiai pasieksiu. Ką jau kalbėti apie Merkinę.
Nieko, viskas tvarkoja. Motyvacija, vienam toliau. Pasiekiau savo 30 km ribą. Atėjau čia prieš kokias 20 minučių. Skaniai pavalgiau. Gavau apie 600 kalorijų. Turėjau laiko, pasiskaičiavau, kiek man dar maždaug atstumo eiti likę. Tai, kaip sakiau, nuėjau 30 km, likę 24. Dabar yra 13 valandų 10 minučių. Tai galima primesti, šviesaus paros meto liko 4 valandos. Per 4 valandas aš galiu nueiti maksimum 20 km. Bet kadangi einu jau apie 6 valandas, 7, tai nebegalėsiu eiti tiek, kiek ėjau dabar. Tai mano viso labo antras sustojimas per 30 km. Bet paskutinį kilometrą tai buvo ganėtinai sunku eiti. Eisiu maždaug 5-6 kilometrus ir padarysiu trumpus sustojimus. Sustojimas mano yra visai šalia Nemuno. Kitoje pusėje matosi Balkasodžio sodai. Aš ketinu rytoj pro ten eiti, būtent toj vietoje yra koplytėlė Balkasodžio, kurią taip pat norėčiau nufilmuoti. Bet rytoj tai nežinau, kaip man seksis, turbūt bus labai sunku. Ir gerai pagalvosiu dėl maršruto, kai nueisiu į savo base campą, pasistatysiu palapinę, ten susidėliosiu maršrutą, nes gausis šiandien ne 50, ne 52, o 54 ir daugiau kilometrų. Man rytoj reikės rinktis tą maksimaliai trumpą atstumą, kad būtų bendroji sumoji ne virš 100 km, o 100, nes toks mano tikslas yra. Galima ir daugiau eiti, tik klausimas svarbus jėgų eiti daugiau ir kantrybės bei noro. Savijauta moralė labai gera, tačiau kojas tikrai skauda. Galbūt sekančių sustojimų metu bandysiu teptis kremu. Pasijungiau telefoną ant krovimo. Nematau, kiek čia tų pedalų rodo. Bet tikiuosi baterijos užteks iki tol, kol grįšiu namo. Norėtųsi kuo daugiau nufilmuoti ir parodyti. Čia dabar pradžioje kaip ir nebuvo ką filmuoti, kadangi aš dar nebuvau pavargęs. Emocijų jokių nebuvo. Bet nuo dabar prasidės kova su savim šiandien ir visą rytojaus dieną. Manau, čia bus pats įdomumas pamatyti ir save iš šono, kaip aš atrodau tose stresinėse situacijose, kuomet mano visa kelionė kabo ant plauko. Tai, kaip sakant, pamatysim, kas čia toliau darysis. Atėjau visai šalia Ryliškių. Saulė jau praktiškai nusileidus. Tai dar Ryliškius pačius kirsiu po šviesai, bet toliau jau visą laiką eisim tamsoj. Dabar 36 km, tai likę 18. 3 mažiausi sustojimai dar. Bet šiaip nėra blogai, prieš tai pasidėjau pusvalandį, tai pakankamai gerai atsigavo kojos. Tačiau nuovargis jau jaučiasi. Vienu momentu net buvau sudvejojęs, į kurią čia man pusę eiti. Nemalonu, kad ta saulė nusileidžia, bet pakankamai daug atstumo įvykių šviesos metu. Tiesa, kadangi telefonas jau ant mirties ribos buvo, teko pasijungti powerbanką, bet bėdelė su powerbanku, nesuprantu, kas čia vyksta. Gal su kabeliu bėda? Namuose, kai ėmiau įrangą, viską pasibandžiau, viskas veikė. Na, o dabar būna, tai krauna telefoną, tai nekrauna ir nesuprasiu kodėl. Ar tai jungtys kaltos, ar tai kaltas kabelis GoPro kameros. Nežinau kodėl, bet ėmiau ne savo telefono pakrovėjo kabelį, kuris veikia 100%, bet ėmiau GoPro kameros kabelį, kuris neaišku, kaip jisai veikia, nes aš jo realiai nenaudodavau. Tai dabar, kai sakant, visą atstumą telefonas rankoj su powerbanku ir kas tam tikrą atstumą stoju ir tikrinuosi, ar kraunasi,
tam, kad paskui neišsikrautų telefonas man nežinant. Judu toliau, nėra čia ko stabdyti. Patamsim dar kokie šunys kaimo užpuls. Pėvat paskui reiks. Nežinau, ar matosi mano didžiulė kuprinė. Didelė, bet nesunki. Su tai šunim. Kad ne naktį einu. Maršrute gali pamatyti ir neypatingai gražių vaizdų, kaip šis sudegęs namas. Padariau trumpą sustojimą, 40 km be 200 metrų. Tai žodžiu, problemos, kai sakant, tuo nesibaigė, atsirado dar viena debiliška problema. Telefonas pradėjo mesti klaidą, kad USB įrenginyje pajuto drėgmės, todėl neleidžia nei krauti, nieko daryti. Ir aš einu apie valandą laiko ir niekas nesikeičia. Procentų mažėja, atstumo dar yra daug. Kągi čia daryti? Net neįsivaizduoju. Nežinau, tiesą sakant. Reikia tada bandyti rinktis triukį, dėti telefoną į vidinę kažkurią kišenę ir tikėtis, kad, nežinau, atsigaus. Kitas variantas, tai stabdyti žygį telefone ir perkrauti sistemą. Tada perkrovus tikimybė yra, kad klaida dings. O blogiausias variantas, telefonas išsikraus ir bus labai problematiška orientuotis, kadangi žemėlapio neturiu, orientuojuosi telefoną. Nu įdomu, kaip čia bus dabar. Net nežinau, reikia bandyti tą pirmą variantą, tai perkrauti telefoną. Ilgesnį sustojimą darysiu, kai išeisiu iš tos nemalonios vietovės. Šunų, tai čia dieve. Kaip jie nesugeba prisirišti tų šunų, nesuprantu. Kažkada šitas kraštas buvo partizanų kraštas, dabar tai yra Lietuvos lenciūginių šunų kraštas. Lenciūginių šunų nusususių. Gerai, juokauju. Judėsim toliau. Ojej. Dabar bandysiu naktį filmuoti būtent taip, kaip čia dabar. Likę baterijos 21% telefono, o atstumo likę iki patrulių bazės 8,8 km. O čia 6,5-7 km bus miško naktį. Dabar pabandysiu pasidaryti ilgesnį sustojimą, atleisti kojas, nes nuo paskutinio ilgesnio sustojimo praėjo vėlgi apie 15 ir šiek tiek daugiau kilometrų. Kas toliau? Reikia šiek tiek užvalgyti, nes 5 valandas, bet karšto maitinimo nevalgysiu. Kažkaip datempsiu iki patrulių bazės ir ten pasidarysiu karštą. Dėl telefono išeitis tokia. Kol kas lauksiu
galbūt pasitaisys pats, nešuosi striukės kišenėje, ten jam tikrai šilta, drėgmės jokios negali būti. Tačiau simbolis nedingsta, kraut neleidžia. Lauksiu iki tol, kol liks kokie 5 procentai. Ir tada aš išsaugosiu nueitą maršrutą, išjungsiu telefoną ir vėl įjungsiu. Ir tada bandysiu žiūrėti, kas darosi toliau. Jeigu išjungus ir įjungus ta pati bus problema, tau daugmaž kelią iki patrulių bazės žinosiu. Eisiu ten iš atminties ir pasistatysiu palapinę. Ir per naktį tikėsiuosi tas simbolis dings ir ryte galėsiu pasikrauti telefoną. Kol kas tiek, žiūrėsim kaip čia bus toliau. Vargstu su šitų telefonų, bet dabar po čia ilgų žaidimų lygtais krauna. Tai net nežinau, reikia čia biškį pasėdėti, kad bent iki 25 procentų užkrautų. Ir tai jau būtų gerai. Aš pats dabar kimarinu miške. Iki eksfaltuoto kelio, kuris veda iš Ryliškių į Merkinę, liko apie 2,5 km. Bet iki galutinio taško liko apie 5 km. Šiaip ganėtinai sparčiai pasistūmiau, čia miške nesustodamas įveikiau, tiksliau judėjau 40 minučių, tai per jas nuėjau, manau, kokius 2,5 gal 3 km drąsiai. Oras subjuro, vėl pradėjo snigt, kadangi apsiniaukė, tai daug tamsiau pasidarė. Na, bet svarbiausia, kad kraunasi mobilusis telefonas. 21 amžius, kaipgi be telefono, niekaip. Dar jei būtų mažesnėje distancijoje arba žinomos vietos, tai pareičiau be problemų ir be telefono, bet kada reikia eiti palei Nemuną, tai Nemunas neina tiesiai į šiaurę ar į pietus. Nemunas eina zigzagu. Ir jeigu aš eičiau palei Nemuno vagą, tai greičiausiai pareičiau, net nežinau, 5-dienį, 6-dienį, kada šiandien yra 3-dienis. Ne, šiandien yra 2-dienis. Šiandien per dieną. Jei atvirai sekmadienį kūčios buvo, tai šiandien yra 3-dienis. Turėtų būti taip. Nežinau, minėjau ar ne, bet dabar esu pasiekęs 50 km ribą. Mano asmeninis rekordas yra 54 km. Tačiau tie paskutiniai 4 km, kiek pamenu, tai buvo kančia. Na, o dabar, kai sakant, su tam tikrom pauzėm, labai neblogai galiu judėti toliau. Jau viršijau 12 valandų kelionės limitą. Bet manau, dar maksimum 1,5 valandos ir turėčiau būti savo patrulių bazėje. Dabar, kaip ir kiekvieną kartą sustojus, iššoku iš batų ir džiovinuosi kojas, nes arba aš jas nutryniau, arba jos taip išbrinko, kad man skauda padus. Tikiuosi, kad išbrinko, nes jeigu užtryniau pūslės, tai problematiška. Dabar laikas atvykimo kiekvieną kartą vis nusistumė. Ketinau atvykti 7, dabar tikiuosi atvyksiu iki 8 valandos vakaro. Prie pat esu tilto Merkinės Leipalingio iki mano poilsiavietės 500 metrų. Sustojau dar šiek tiek poilsėti, atsikvėpti. Taip ar taip, nieko neišlaušiu. Ir ką, judėsim toliau. Sekantis video jau bus stovyklavietėje. Pasistačiau palapinę. Viskas, lysime ilsėtis.
Taigi yra apie pusė 10 vakaro. Išsitryniau kojas šaldančių kremu. Tikiuosi nustos skaudėti, išgėriau šiek tiek, tai apie 0,7 litro vandens. Ir mano koja yra neišbrinkus, o didelė pritrinta pūslė. Labai apsunkins mano visą rytdienos judėjimą. Išsimatavau atstumą, tai trumpiausias, kurį galiu išgauti, yra 45 km. Būtent toks atstumas, kurio man reikia, kad pasiekčiau 100. Planuoju keltis vėlgi 5 ryto ir apie 6 valandą ryto pajudėti iš čia. Norėčiau ilgiau pamiegoti, bet bijau, kad man tos 2 valandos turbūt nieko nepakeis ir aš vis tiek grįšiu vėlai. Tai gal geriau anksčiau išeisiu, tai bent jau turėčiau grįžti. Tikiuosi apie 8 iki 8 namo vakare. Motyvacija iš tikrųjų yra labai žemai. Iš tiesų esu smarkiai pavargęs. Tai yra toliausias mano atstumas apskritai nueitas per vieną dieną. 55 km. Maisto užtenka, neturiu pleistriko savo pūsliai, tai bus baisi bėda. Dar viena pamoka svarbi, kad einant į žygį, nutrynimai praktiškai garantuoti. Reikia pasiimti pleistrikų. Kodėl aš jų nepasiėmiau? Nes turiu per mažai patirties tame. Pamoka. Nu, tiems, kurie dabar mane žiūrit, tai aš iš tikrųjų nežinau, koks bus mano sprendimas. Ar eiti toliau, ar pasitraukti iš žygio. Rytoj sužinosim. Taigi, labas rytas. Dabar yra po 8:20. Aš vis dar savo patrulia bazėje, stovyklavietėje, tačiau jau susikomplektavau ir laukiu, kol mane paims.